Netrukus pradėsime dar vieną pokalbį, tačiau prieš tai turiu prašymą. Jeigu tau patinka mano kūriamas turinys, kviečiu prenumeruoti šį kanalą. Taip pat paspausti like mygtuką arba parašyti komentarą po šiuo video. Labai tau ačiū. Tai labas visiems mano podcasto klausytojams, labai malonu girdėti, matyti netiesiogiai jūs. Labai džiaugiuosi, kad žiūrit mano pokalbius ir šiandien serviruosiu naują kartu su žmogumi, kurį labai džiaugiuosi, kad spėjau pagauti Lietuvoje. Ir ko gero, kai tai pasakau, daugelį iškyla į galvą kokia profesija. Tai spėju, kad keliautoja galėtų būti ta profesija, kuri žmogus neaišku, ar daugiau laiko būna Lietuvoje ar užsienyje, bet šis žmogus ypatingas, nes keliauti daugelis mėgsta, bet turėti savo verslą ir išlaikyti daugiau nei 15 metų, čia yra jau didžiulis iššūkis, sakyčiau, ir siekiamybė. Tai jeigu sakyčiau vardą, galbūt pagalvotumėte apie tą žmogų, jeigu pavardę, galbūt irgi prisimintumėte, bet jeigu pasakyčiau, kad kalbu apie Makalių, niekam nekiltų abejonių. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiandien kartu su mumis Rimvydas Širvinskas. Makalius. Galiu paploti už tokį pristatymą. Patinka tau pristatymai? Ne, kaip čia suprasti, patinka visą laiką. Taip, man vis tik įdomu, kaip gali pristatyti mane. Tai visą laiką labai džiaugiuosi. Visą laiką pristato labai gražiai. Keliautojas, verslininkas, Makalius. Žodžiu, man labai visą laiką smagu išgirsti. Bet kaip nebus smagu tokius žodžius girdėti, klausyk, va tokie titulai čia, Rimvydai, čia dideli dalykai, realiai. Tu pats jauti? Kiek tu jau esi pasiekęs? Ne. Ne? Ne, nejaučiu. Nejaučiu todėl, kad visą laiką, kai tokius titulus pradėjau girdėti dar pačioje pradžioje, jaunasis milijonierius, jaunasis verslininkas ten ir panašiai, aš nesijaučiau tuo metu, kad aš esu vertas tokių titulų. Aš tuo metu galvojau, kad aš tiesiog atsiradau kažkaip tinkamų laikų, tinkamų vietoj. Kažkaip čia viskas išaugo, užaugo, iškilo į viešumą. Ir galvojau, kad ką aš čia padariau, aš čia nieko nepadariau iš tikrųjų. Tiesiog aš nespėjau tuo metu pasivyti, kaip čia pasakyti, savo sėkmės, turbūt šitaip. Ir aš tuo metu tikrai visą laiką mintise galvodavau, kad visi šitie titulai, jie skirti ne man. Paskui buvo laikas, kai priėmiau visus tos titulus ir susirgau jau turbūt tuo reikalu ir tada jau jaučiausi tikrai pasaulio bamba. Dabar vėl sugrįžau prie to, kad aš suprantu, kad visą tai pasiekėm kartu su mano komanda, su mano kolektyvu, kuris šiuo metu siekia daugiau nei 100 žmonių. Wow. Tai ta prasme, iš vienos pusės labai smagu girdėti, iš kitos pusės priimu tai kaip veidas viso projekto, bet kartu žinodamas, kad už nugaros turiu labai stiprų kolektyvą ir stiprią komandą. O Rimvydai, ką reiškia pasaulio bamba? Čia labai įdomus laikotarpis. Tu pajutei pats, ar draugai pažįstami pasakė, nusileisk ant žemės? Mano verslo partneris pasakė, atsimenu. Po dar vieno kažkokio eilinio vakarėlio, kai aš atėjau į darbą ir kai labai norėjau miego, bet, žodžiu, ir švęsti, ir viską norėjosi, man viską daryti. Ir man atsimenu, jis pasakė kažkaip, sako, tu gal čia per daug jau neįsismarkauk, nes man atrodo, jau čia darosi kažkas tai pavojingo. Tai vat. Tai tuo metu, atsimenu, nuleido mane ir gal ir draugai ant žemės, aš dabar galvoju. Kažkaip aš nežinau, kaip čia dabar papasakot, bet norisi tokiu metu turbūt visiems užriesti nosį. Ne tai, kad norisi, bet norom, nenorom tiesiog tai atsitinka, man taip atrodo. Ir aš tą dariau labai trumpai. Labai trumpai. Tikrai, man atrodo, tai buvo kokie gal 1 metai. Viskas. Tai yra trumpas laikotarpis. Ir tada aš jau kažkaip tai atsisėdau, susipratau, susivokiau. Aš atsimenu, to laikotarpiu mečiau studijas, studijavau turizmą. Aš jaučiausi žinantis viską daugiau ir geriau už dėstytojus. Ir aš tiesiog mečiau studijas. Tai gerai, kad mane privertė, parekomendavo man jas nemesti, o susistabdyti, tam, kad vėliau, kai, žodžiu, atsigausiu, jau galėčiau pratęsti ir jas pabaigti. Tai po tų 1 metų pertraukos aš sugrįžau į studijas, aš jas pabaigiau, aš parašiau baigiamąjį darbą ir aš, žodžiu, turiu diplomą, nors prieš tai galvojau, ką man tas diplomas. Taigi aš Makalius.
Taigi tu makalius, bet nebuvo keista studijų metu, nu realiai tu jau turi tokios praktikos, aš nežinau, ar dėstytojai visi turėjo tokios apie turizmą. Taip, aš taisydavau dėstytojus iš tikrųjų kartais. Aš buvau nelabai mėgstamas dėstytojų. O kaip jie reaguodavo? Todėl, kad ten tuo metu, dar kai aš studijavau, dar buvo toks, kaip ir apie tą, nes mano projektas yra interneto projektas. Taip. Aš stengiuosi kaip tik žmonės nuvaryti prie sofų namuose, kad jie jaukiai atsisėdę su šeimomis rinktųsi keliones ir atostogas. Aš neprašau, kad jie atvažiuotų pas mus į biurą ir mes kalbėtume, rinktumėmės kelionę ir aš gaiščiau jų laiką. Tai aš bandydavau tą įrodyti studijų metu, kad, žinokit, laikai keičiasi, prasideda internetiniai pardavimai, čia viską galima pasiekti internetu, nebūtina man čia dabar mokytis apie tai, kaip iš ko susideda kelionių agentūros verslas, kai viskas keliasi į internetą. Tai va, ir kai mes kalbėdavom apie interneto projektus, ten apie įvairiausias rezervacinės sistemas, viešbučių ir panašiai, va, kur mums čia reikėtų atkreipti dėmesį, ieškoti viešbučių ir taip toliau. Ir atsimenu, man labai tas yra įstrigę. Dėstytoja sako, keliaukite į puslapį bookings.com. Aš sakau, dėstytoja, booking.com, be S. Ne, Rimvydai, bookings.com. Aš pradirbus ten ir ten. Aš žinau, kitą ketvirtadienį po savaitės ta pati paskaita ateina dėstytoja. Rimvydai, atsiprašau, booking.com. Nu, tarsi toks banalus dalykas, bet atsimenu, kad aš kažkaip labai mėgdavau pasiginčyti su dėstytojais apie turizmą, nes arba jau įsivaizdavau esąs ekspertų, o galbūt jau tuo metu tikrai daug žinojau, nes tikrai labai daug laiko skyriau kelionių paieškoms, ne tik pačioms kelionėms, bet ir visiems užkulisiams kelionių organizavimo. Labai daug laiko savo. Man tai tiesiog buvo žiauriai įdomu ir aš norėdavau to pasidalinti su kitais. O kada, Rimvydai, pajutei, kad be tavęs gali verslas važiuoti, nes man taip atrodo, kad daugelio verslininkų svajonė yra noras galbūt kažkurio metu šiek tiek atsitraukti, kad verslas eitų, nes vis tiek noris kitais dalykais užsiimti galbūt. Tai yra užtarnautas dalykas, toks, žinai, privalumas verslo. Kada tu pajauti, kad, wow, kompanija, mano komanda yra stovi stabili, aš jau galiu šiek tiek atsikvėpti, žinai. Pirmas dalykas, ką aš dabar pagalvojau mintise tau atsakyti, tai kad niekada. Aš nemanau, kad aš galiu atsitraukti nuo makaliaus, pats būdamas makaliumi. Ta prasme, kad šiek tiek pasitraukti, bet sugrįžti, manau, kad jau kokius 2 metus galiu. Nes man nebereikia rūpintis šiaip buitiniais reikalais biure, komanda yra puikiai sustiguota, turiu puikią kolegę, kuri mane geriausiai pavaduoja, kuri už mane žino net tikrai, aš manau daugiau, net nemanau, esu įsitikinęs daugiau apie įmonės valdymą ir panašiai negu aš. Aš viską pradėjau ir buvau savamokslis, pradėjau verslą 19 metų, tai tikrai ir tų klaidų dariau ir visko, atėjo prie manęs prisijungė žmogus į komandą, kuris tikrai yra nuostabus žmogus visais aspektais. Ir tiesiog aš matau, kad aš galiu labiau atsipalaiduoti. Net ne labiau, o labai atsipalaiduoti. O ką reiškia, Rimvydai? Ir tokiu būdu, nebūdamas biure kiekvieną dieną, nes iki šiol būdavo kiekvieną dieną, nors, pavyzdžiui, šiuo metu po COVID pas mus yra toksai susitarimas, kad mes ateinam į biurą, kiekvienas žmogus, maždaug 2-3 dienas per savaitę, priklausomai nuo susitarimo, o kitas dienas galima dirbti iš namų. Tai aš ateidavau kiekvieną dieną per savaitę. Paskui supratau ilgainiui, kad aš čia nelabai turiu ką veikti. Visi viską puikiai pasidaro patys. Man išliko šiuo metu komunikacijos tokia atsakomybė. Tai yra komunikuoti, keliauti, rodyti, priminti apie tai, kad keliauti yra labai smagu ir kad keliauti galima ne už didelius pinigus. Tai va taip. Ir tos mano kelionės iš tikrųjų ilgėja kiekvienais metais ir tikrai matau, kad aš galiu atsijungti per atstumą, bet vis tiek kiekvieną dieną būnu pasiekiamas, jeigu reikia kažkokius dokumentus pasirašyti, esu įmonės direktorius, tai tikrai daug visokių reikalų būna.
Bet visų reikalų suderinimas jau atitekęs kitiems žmonėms į rankas ir aš tuo labai džiaugiuosi. Tikrai ir dabar mėgaujuosi kokius jau 2 metus gyvenimu labai puikiai. Kiekvieną rytą atsikeldamas vis dar iki šiol 15 metus su šypsena į darbą. Wow. Nes kažkaip pavyksta prisiderinti, tai ar daugiau prisidėti prie visos veiklos, ar mažiau šiek tiek, ar išlikti tuo žmogumi, kuris komunikuoja, ar būti tuo žmogumi, kuris ir kuria keliones, ir keliauja, ir galvoja maršrutus ir panašiai. Žodžiu, visaip galiu būti dabar tikrai. Aš labai tave sveikinu iš tikrųjų, kad tu pasiekiai, žinai, tokį, tai yra didelis vaisius pasiekimas, žinai, darbo, kad gali šiek tiek atsiriboti, keliauti daugiau, bet aš pagalvoju, o pradžioj nebuvo tau sunku atiduoti kontrolę. Aš pati neturiu verslo, negaliu pasakyti, bet ką girdėjau iš šono, visiems taip sunku perleisti, čia mano vaisius, ar kitas sugebės. Kaip tu, Rimvydai, tą kontrolę paleidai, tau nebuvo sunku iš pat pradžių? Labai sunku. Labai sunku buvo. Atsimenu pačią pradžią Makaliaus, aš buvau vienas, tada, kai jau nusprendžiau, kad nebesusitvarkau su visais reikalais, kad reikia atidaryti uždarą akcinę bendrovę, kai atsirado šalia verslo partneris. Aš tuomet, mes priėmėm sprendimą, kad reikia pasamdyti dar 2-3 žmonės. Ir vis tiek tai, ką jie darydavo, aš viską patikrindavau arba sakydavau, žiūrėk, reikia padaryti taip ir taip ir taip. Nu tai va, žiūrėk, kartu padarom. Aš padarau, va, viskas, sako, tai tu jau viską padarėjai už mane. Tai ta prasme, tai tu gali mani pasitikėti ar ne. Ir kai sulaukiau už darbuotojų va tokių kažkokių užuominų, kad ar tu manim gali pasitikėti, aš padarysiu, aš susitvarkysiu. Mane vieną kartą apmokėjai, parodėjai ir dabar jau palik viską man. Aš irgi žinau, aš irgi turiu ir savų patarimų ir idėjų, kaip aš galėčiau padaryti gal net ir daugiau ir geriau negu tu. Taip. Aš galiu patobulinti netgi šitą reikalą, pavyzdžiui, nežinau, aptarnavimą klientų ir taip toliau. Tai va tas man buvo toks turbūt plaktukas į galvą, kad Rimvydai, tu supranti, kad tikrai, nesupranti, tu galvoji, kad tu esi pats geriausias ir niekas geriau už tave nepadarys, bet netiesa yra, kas gali padaryti ir taip pat ir gal net dar ir geriau už tave. Tik kai aš savo tą įkaliau į galvą, tada man pasidarė žymiai lengviau deleguoti užduotis, perduoti visą informaciją, pasitikėti, nebepertikrinti ir aš jau daug metų to nedarau. 10 gal kokių. 10 metų? Taip, o Dieve, aš senas. Man neseniai suėjo 34. Labai keista, sutikau labai ramiai gimtadienį. Aš taip pagalvojau, toks kažkoks, nežinau, jaučiuosi labai jau tikrai subrendęs. Buvo tas šokas, kai iš 29 į 30 perėjo gimtadienį. Buvo, ar ne? Koks jausmas buvo? Bet čia tiesiog, todėl, kad praktiškai visi mano draugai artimi yra vyresni už mane. Ir aš visą laiką iš jų, kaip jauniausias, šaipydavausi. Jūs, tau jum jau čia 40, o siaubė. Sako, palauk, tau ateis ta 30 metų tas rytas, tavo ta 40, pamatysi, kaip mes tave, žinok, užpjausim. Tai va, tai buvo panašiai iš tikrųjų. Ta prasme, sugrįžo bumerangų viskas atgal. Nu ir kaip, ir ką. Ir tada kažkaip tai vis pagaudavom, kad ten per gimtadienį ar ten šiaip per kokį susiejimą su draugais kalbam ir pradedam kalbėti apie ligas, pavyzdžiui. Ta prasme, čia pas mane šitaip, čia su skrandžiu buvo problemų, tai čia ar dabar turiu gerti antibiotikus, čia čia man kelio sąnarys, ten kažkas, galvoju, gerai. Ir taip vis man primena, matai, 40. Bet aš labai džiaugiuosi dabar savo amžiumi. Iš tikrųjų, man tie draugai tą patį irgi buvo pasakę, kad pamatysi, persiversi į tą 40, sueis tau tie 30 ir pradėsi džiaugtis gyvenimu. Sakau, manau, kad jūs tiesiog neturit kur dėtis, dėl to tipo taip sakot visiems, bet ne, iš tikrųjų, jaučiuosi labiau subrendęs, baigėsi tie visi vakarėliai. Kaip baigėsi? Ne, jeigu aš norėčiau, aš vėl galėčiau tą patį vakarėlį pasidaryti, bet ir išeiti kažkur į miestą. Bet tiesiog kažkaip ir pats turbūt suvokimas apie gyvenimą, apie prasmę, apie tai, kad turi ne kažko laukti ateityje gero, didelio ir gražaus ir įspūdingo, o gyventi dabar šią dieną
Tai man iš tikrųjų truko laiko tą susivokti. O ką reiškia dar, jeigu galiu paklausti, laukti ateityje kažko gero, anksčiau gyvenai tuo rytojum? Aš gyvenau, kad aš visą laiką džiaugiausi eidamas į darbą, tikrai, ta prasme, man būdavo labai smagu, bet vis tiek šiaip ar taip, per tiek metų turbūt visą tai patampa rutina, ar ne? Tai aš imdavau laukti kelionių. Va čia dabar tai tokios neįdomios dienos, bet kai bus kelionė, o kai bus atostogos, va tai tada jau pagyvensiu. Ateina ta kelionė, supranti, kad, kaip ir jau to jinai ir pasibaigs ir tada vėl tu sugrįši atgal, vėl kažkoks tada liūdesys man, tada, buvo toks laikotarpis, kai kelionės irgi man tapo rutina, nes jų buvo tiesiog per daug. Ir tada aš laukdavau, pavyzdžiui, susitikimų su draugais. Va, bus penktadienis, susimatysiu su draugais, mes pabendrausim, pakalbėsim, aš papasakosiu savo įspūdžius, pasiklausysiu jų, pasibūsim, smagiai praleisim laiką, nes dabar šitos dienos tai yra neįdomios, bet kai susitiksiu su draugais, tai bus smagu. Ir man tą įsivaizdavimą, turbūt įsitikinimą, kad kažko aš turiu laukti, kad būtų gerai, pavyko pakeisti, aš manau, kad turbūt, kad per kokią pandemiją, kai aš supratau, kad daug aš jau apie tai esu kalbėjęs, nenoriu kartotis, bet tiesiog turizmas labai buvo stipriai paveiktas. Ir kai aš supratau, kad dalykai gali būti laikini, ta prasme, ten verslas ar ne, jis galėjo sugriūti per tas 2 savaitės, kuomet buvo paskelbtas karantinas. Ir tada, kai supranti, kad yra dalykų, kurie, kad ir kaip tu besistengtum, bet nepriklauso nuo tavęs. Ir nuo manęs tuo metu niekas nepriklausė. Nors viskas veikia sėkmingai, pelningai, čia tikrai neįsiveliu niekada į jokius skandalus ir niekur, ta prasme, bet tu supranti, kad ne viskas nuo tavęs priklauso. Ir tada tu galvoji, gerai, tai tu čia dabar bandai kažko pasiekti, uždirbti visus pinigus, išvežti į užsienį visus Lietuvos žmonės, kad keliautų su makalium ir panašiai, bet tu turi, dabar jau tai, ką tu turi, yra labai gerai. Ir kodėl tu turi kažko tai ten laukti, siekti ir laukti, kad kažkada tai aš jau galėsiu pagyventi. Reikia gyventi dabar. Bet, man vis tiek ta tema tokia įdomi, žinai, galvoju, Rimvydai, kad kelionės tavo įspūdingos, didelės. Iš tikrųjų, kaip ta kasdienybė, Vilniui, pavers tokia labai miela širdžiai. Kur tau kelionės? Aš pasiilgstu namų. Tailandas. Aš pasiilgstu namų. Tau tikrai gera namo grįžti. Man yra labai labai gera grįžti namo. Aš važiavau vakar namo su Bolto vairuotoju, sako, man, žinot, jūs vieną man dalyką esate pasakęs, ne man, bet kažkur viešai, sako, kuris man labai įsiminė, bet ar tikrai tai yra tiesa, kad kiek jūs pasaulio be pamatėt, jums vis tiek Lietuva yra ta šalis, kurioje jūs norite gyventi. Sakau, tai yra visiškai tiesa. Bet sako, pažiūrėkit, taigi ten Amerikoje kaip, tai ten kokioje Azijoje, kaip pigu gyventi, kaip gražu, kaip šilta, taigi negi nesinori. Sakau, ne. Tikrai, kuo daugiau pakeliauju, taip, gal tu po tos savaitės kažkur nuvykęs į Italiją, Prancūziją, Ispaniją pagalvosi, kaip čia yra smagu, bet tu nieko nesužinosi apie politiką, apie situaciją ekonominę šalies, apie pliusus ir minusus, minusus svarbiausia. Ir to, taip būtent aš kažkaip tai ir susidariau tokį požiūrį tikrai tvirtą, kad visur yra tikrai tų pliusų ir tų minusų, man yra labai gera Lietuvoje, aš kuriu savo ateitį čia. Sako, tai jūs net niekada nepagalvojat, kad jūs galėtumėt kažkur kitur gyventi. Sakau, jeigu aplinkybės priverstų, galbūt ir esu jau pasirinkęs kokią nors ten kryptį, nežinau, kokią Kanarų salą ar kokią Graikijos salą, kažkur, kur reikėtų, jeigu reikėtų tikrai jau iš čia neždintis. Nežinau, būčiau pagautas girtas už vairo. Aš nevažiuočiau tikrai visų pirma girtas, bet visai tiesiog kelkim tokį klausimą. Tai ašgi mirčiau iš gėdos. Ta prasme tikrai, čia būtų pats baisiausias dalykas. Tai tada reikėtų bėgti į kokią Graikiją turbūt. Arba Kanarus. Bet šiaip aš tą frazę irgi skaičiau tavo. Taip. Tu sakai, geriausia gyventi Lietuvoje. Tai pasakyk tavo akimis, ko mes patys nematom gyvendami čia Lietuvoje? Mes esam mažoje valstybėje, kurioje yra labai lengva pasiekti karjeros aukštumų, kur tu neturi lipti per galvas kaip kokiam Tailande, Kinijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir panašiai. Čia tu gali įgyvendinti savo idėjas, pradėti jas įgyvendinti, galbūt tu norėsi paskui savo tą idėją tarptautinę paversti. Čia mes turime 4 metų laikus.
Ir nors atrodo, kad visuomet norėtume gyventi kaip Maldyvose, kur yra 33 laipsniai karščio, bet žmonės ten gyvendami visą gyvenimą pakeitė savo gyvenimo ritmą ir išlenda tik tai į lauką tada, kai saulė nusileidžia. Nes jiems yra tiesiog per karšta, nusvyli, nudegi, visas vietas, apie kurias jūs net neįsivaizduojat, yra per karšta, viskas yra šlapia, drabužiai laukia nedžiūna dėl drėgmės. Ta prasme, yra labai daug baisių dalykų, tikrai. Na ir kitas dalykas, tu gyveni saloje, tu net neturi miesto, į kur tu gali išeiti. Ten gyvena 1000 žmonių ir tu juos visus pažįsti, bent jau iš matymo. Tai Lietuva yra maža valstybė su labai daug vietos mums visiems. Lietuva yra valstybė su 4 metų laikais ir kiekvieno mes iš jų pasilgstam. Tikrai kiekvieno iš jų pasilgstam. Ir jeigu liūdim, kad vasara baigėsi, tai ateina tuoj kalėdos ir štai didžiosios metų šventės. Man yra neįdomu sutikti šventes. Aš jau esu sutikęs didžiasias metų šventės porą kartų užsienyje, bet matyti palmes apkabintas lemputėmis. Nu, žinokit, geriau aš lauksiu to kalėdų senelio tame šaltyje, speige, bet baltoje žiemoje lietuviškoje, kurių jau vis retėja, bet vis tiek. Ir turėti tą vasarą, pasidžiaugti ją ir jau net spėti pavargti, ar ne, kai mes vis tiek dėl visko mėgstam skūstis. Ateina vasara, smagu, žalia, viskas, bet jau per karštą. Karšta, oi, čia kaip karšta, čia nesąmonė, neįsim, čia per karštą. Tai va, tai tada ateina ruduo. Ta prasme, man Lietuva yra nuostabi vieta gyventi, verslauti. Tai pažiūrėsim, tik tai va, kaip šitais artimiausiais 4 metais bus. Jo, suprantu. Šiaip, žinai, pagalvojau dabar apie tavo gimtadienį, tu ką tik paminėjai, kad šventėjai, sveikinimai su praėjusiu, didžiuliai. Ir aš pagalvojau, tu pasaulio matęs, daug ragavęs, daug visko, žodžiu, daug gerybų skanavęs matęs. Taip. Tai aš galvoju, tavo draugai, gimtadienio proga, kuo dar gali nustebinti patį Makalių? Nu kuo? Laiku su manimi, aš manau. Tai neturėtų būti materialūs dalykai. Jokiais būdais. Aš, pavyzdžiui, praėjusiais metais organizavau labai didelę šventę ir aš prašiau nenešti dovanų, nebent prisidėti prie šventės pačios, mums visiems. Tai, manau, man viena geriausių dovanų buvo nuo draugų mano kompanijos, tarp kitko mano visi draugai patys artimiausi, tai yra iš to laiko, kai aš Makalių dar tik tai pradėjau. Man dabar tikrai sunku susirasti naujų draugų, nes aš nežinau, ko jie iš tiesų nori iš manęs. Taip. Bet tai va tie draugai, atsimenu, man padovanojo pas šefą Gianluca, dar tada aš nežinau, ar jis buvo žinomas ar nežinomas, bet tas italų šefas. Jie žino, kad aš nemoku, ne tai, kad nemoku, galiu išmokti, bet nemėgstu gaminti. Mano virtuvė, žinokit, švaresnės virtuvės jokiuose namuose jūs nerasit, nes jinai yra visai įrengta, bet jinai naudojama tik tai išsikepti kruasanams šaldytiems savaitgaliais ir išspausti apelsinų sulčių. Viskas. Tai va, tai jie man padovanojo tokį grupinę pamoką itališkų patiekalų gamybos, ten ir tiramisu mes gaminom ir kepėm, grilinom mėsą ir panašiai, ir žodžiu jis mus mokė, kartu ir mane mokė gaminti, bet mes turėjom labai gerą laiką. Su šiltais gėrimais, atsimenu, buvo žiema jau tada, su šiltais smagiais pokalbiais, su labai skaniu maistu. Tai va, tai buvo tikrai nuostabi dovana. Bet nemateriali, sakyk, ką nori, vis tiek tai yra laikas kartu, buvimas. Tikrai taip, ir ar išeiti kažkur skanios vakarienės, tiesiog man yra tikrai labai labai smagu. Dar labai smagi dovana buvo stalo žaidimai, bet vėlgi tai yra buvimas kartu su draugų kompanijoje. Visiškai. Aš, žinai, dabar klausau tavęs, man viskas taip dėliojasi, ką ir apie tave skaičiau. Nu, vat, pavyzdžiui, apie verslą, ar ne, kalbant, tu sakei, kad tą kontrolę paleidai, ne, su laiku. Delegavai kitiem, tos darbus panašiai. Ir aš skaičiau labai fainą tavo frazę, tu sakai, kad pas tave žmonės dirba, kurie dar daugiau išmano apie turizmą. Taip. Tas yra, galvoju, super, kad tu taip pripažįsti, tu gali taip skeilinti, augti, bet o kaip tiem žmonėm, kaip jie reaguodavo, kai jie ateina į darbo pokalbį, sėdi Makalius, toksai, supranti, jaunas bičas. Taip. Ir dar po to aiškina jiem, galbūt kaip ką daryti. Va tame ir esmė, kad neaiškina. O tarėsi. Tarėsi ir bando priimti bendrą sprendimą.
tikrai. Tai, kad už mane yra žymiai daugiau ten visko žinančių žmonių, tai čia yra faktas. Ne tik kalbu apie turizmą, nes kiekvieną dieną tiesiog gilinasi kiekvienas į savo kryptis, už kurias yra atsakingas, aš nespėsiu į visą pasaulį įsigilinti. Taip. Skrydžius, ten užsakymo subtilybės ir panašiai, tai aš tikrai nepavysiu įvairiausių skirtingų sričių. Pas mus yra redakcija, redakcijos komanda, nes mes esame interneto projektas, kad viskas būtų taisyklinga, gražu, gerai ir kad VLKK prisikabintų tik prie kelių ten dalykų. Kaip tik vakar gavau raštą ir prisikabino prie labai keistų, kad kabutės, net tai prašom, 2 tarpus padedam, žodžiu, nesmė. Wow. Bet tai buvo mums labai smagu susieiti tuo metu su redakcijos komanda. Sėdėjom, nagrinėjom, pasimokėm ten iš tų klaidų. Ta prasme, nieks nėra tobulas, ar ne? Taip, ir mums reikia skubėti ir visą kitą, bet tai yra redakcija, kuri žymiai daugiau už mane supranta apie ten rašymą ir panašiai. Tai tai aš tariuosi su komanda. Tariuosi, ką čia mes galėtume padaryti, kaip sudėlioti kitų metų kelionės suorganizuotas programą, jau mes patys organizuojam keliones, ne tik siūlom kažkieno kito. Tai taip, ir aš net neatsimenu, ar to aiškinimo kažkaip. Į tavo pusę, pavyzdžiui, kad, nežinau, kažką derinatės, tarėtės ir į tavo pusę, žinai, konflikto metu gal nuskamba, kad tu tai tiek metų esi turizme. Jo, aš geriau žinau. Nėra tai buvę. Ne, aš manau, kad mes tiesiog priimam tai kaip tokį pasitarimą. Ta prasme, tai aišku, tas žmogus pasidalina savo kažkokiamis žiniomis ir panašiai. Tai aš labai priimu kito nuomonę, o kaip ir sakiau, dabar jau porą metų esu tikrai kaip toksai truputį atsitraukęs ir nes tiesiog, čia kitaip būtų neįmanoma, mes tikrai išaugom stipriai. Taip. 50 darbuotojų, dar plus yra keliasdešimt gidų, kurie po visą pasaulį skraido su mūsų kolegomis, tai su mūsų turistais. Tai kitaip turbūt būtų ir neįmanoma. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų turėdamas tokią komandą ir galbūt džiaugiuosi, kad viskas pagaliau yra sustiguota, nes tuo metu, kai mes augom, sparčiai augom, mūsų projektas ėmė populiarėti, aš tiesiog, žiniasklaida mums padėjo tai padaryti iš tikrųjų. Ta prasme, kalbino mane kaip jauną verslininką ir panašiai, tai tuo metu man reikėjo atlaikyti ir padidėjusi dėmesį ir taip pat įmonės plėtrą, augimą, kad mes suspėtume aptarnauti žmonės. Aš atsimenu patį baisiausią dalyką, kai mes žmonėm atrašydavom, kad šiuo metu mes neturim galimybių artimiausią savaitę jums padėti, nes neturim rankų tam. Tai yra baisus dalykas versle, tikrai labai skauda. Bet buvo ir toks laikotarpis. Tai ir kai dabar viską taip susistygavom, kad ir viską suspėjom ir nereikia po darbo sėdėti ir ten, žodžiu, viskas ir savaitgaliais yra žmonės, kurie budi ir nereikia man kiekvieną savaitgalį nervintis, ar ten koks streikas aviakompanijos, ar čia turistai niekur neužstrigė ir panašiai. Visi turi savo atsakomybės, viskas yra taip puikiai sudėliota, aš dabar tikrai negaliu atsidžiaugti mūsų įmonę. Dieve, kaip iš tikrųjų džiaugiuosi už tave beprotiškai. Aš labai irgi džiaugiuosi. Aš, Rimvydai, tikrai skaičiau ir girdėjau, kad ir, pavyzdžiui, perdegimų turėjai ten keletą savo karjerai. Ir aš pagalvojau, tarkim, jų metu, tų perdegimų, nebuvo tau šovusi galva mintis, kad gal ne šiaip pavargau, gal iš tikrųjų nebenoriu, gal tegul viskas važiuoja arba parduodu verslą, einu kitur, ar buvo tokių minčių, ar niekada nebuvę? Tokį planą B mes esam apkalbėję, atsimenu, su mano verslo partneriu. Ar tai būtų įmanoma, pavyzdžiui, kad man panorus atsitraukti, ar tai irgi reikia aptarti, atsitikus kokioje nelaimė ar kam nors, ta prasme, ar įmanoma, kad Makalius galėtų tęsti veiklą. Daugeliu atveju priėmėm sprendimą, kad ne. Nes mano verslas yra paremtas manimi ir mano veidu. Ir kad ir kaip to veido mes tengiamės mažinti visur, puslapyje ten ir panašiai, kad tai tiesiog taptų brendu, tai džiaugiuosi, tai tapo brendu. Žmonių pasitikėjimas tikrai išliko toks pats ir aš labai jiems už tai dėkoju. Bet aš pats nemanau, kad aš galėčiau. Visų pirma, tai aš nenoriu. Man yra labai smagu, kur aš šiuo metu esu ir kuo aš šiuo metu gyvenu. Bet jeigu aš norėčiau, jeigu aš pavargčiau, tai tada kitas būtų klausimas man, o tai ką aš tada norėčiau veikti? Ką kito aš galėčiau? Kas kitas galėtų būti Rimvydas Širvinskas? Kas galėtų būti Rimvydas? Šiam gyvenime galėtų būti? Aš neįsivaizduoju, ne, tikrai. Aš manau, kad vis tiek tai kažkas turėtų būti susijęs su aviacija, su kelionėmis, su turizmu, nebūtinai su verslu. Ta prasme, nebūtinai ten vadovavimas ar turėjimas verslo, bet jeigu taip tokia atsitiktų situacija, tai irgi tikrai
mielai būčiau ir samdomų darbuotojų. Gal net ir norėčiau būti samdomų darbuotojų, iš tiesų. Tikrai galėtum. Bet žinai kodėl? Tai, kad aš gyvenime nesu to patyręs. Aš gyvenime nebuvau samdomas darbuotojas, aš niekur kitur nedirbau, man suėjus 18 metų prasidėjo Makalius ir 19 metų aš atidariau savo verslą. Aš iš karto tapau direktoriumi. Ir jūs negalvokit, kad aš čia giriuosi, ta prasme, tai nėra gerai. Tai nėra gerai, tikrai. Aš norėjau padirbti samdomą darbą prieš pandemiją. Aš turėjau svajonę didelę. Svajonę dirbti samdomą darbą. Taip. Turint savo verslą. Tikrai taip. Tikrai taip. Okay. Jūs galite stebėtis, bet tai yra tiesa. Ir aš norėjau išsilaikyti orlaivio palydovų kursus. Stiuardas? Taip. Ir tapti orlaivio palydovu stiuardu. Taip. Aš norėjau bent vasarą, pavyzdžiui, padirbti. Paskui supratau, kad nėra taip lengva, nes tu turi investuoti daug pinigų į tuos kursus ir tada pasirašyti sutartis bent metam, sezonui su aviakompanija ir darbuotis. Bet aš esu buvęs net ir jau patalpose, kur yra apmokomi tie žmonės. Ką reikia ten išsilaikyti, reikia ten mokėti plaukti, šokti į vandenį, išsigelbėti, ten, žodžiu, įvairiausių situacijų, ten ir panašiai. Ir aš pagalvojau, kad man tai būtų tiesiog šiaip naudinga, nes ten yra labai daug ir psichologijos, bendravimo su žmonėmis. Ir aš tikrai kartais prarasdavau kantrybę bendraujant ir tikrai pratrūkdavau, ar ne? Tai va ten, ypatingai tose situacijose, kai tu esi 11 km aukštyje uždarytas su tais 100 ar 200 ar 300 žmonių ir tu turi tą konfliktinę situaciją išspręsti čia ir dabar, tai va jau kaip ir nepratrūksi, tikrai negali pratrūkti. Tai va aš galvojau, tikrai tuos kursus praeiti ir dėl savęs, ir dėl to, kad padirbčiau samdomą darbą, kad turėčiau kažką, kas man vadovauja ir panašiai. Tai va, bet aš nežinau, ar aš būčiau tikęs. Ta prasme, nes ten yra irgi visokie ūgio, ten reikalavimai ir panašiai. Tai va, nežinau, ar būčiau praėjęs. Psichologiniai testai. Bet norėtum trumpą laiką pabandyti. Taip, aš norėčiau, nes tiesiog dėl to, kad aš jaučiu atsakomybę ir prieš savo verslą, ta prasme, ir prieš savo komandą, aš negalėčiau labai ilgam atitrūkti. Nuo to visiškai, o ten tuo metu turbūt turėčiau visai atitrūkti. Žodžiu, dabar pakalbėjom ir man vėl suspurdo kažkaip širdyje, kad aš gal ir nenoriu numesti tos idėjos ir noriu pabandyti. Tai aš manau, tai būtų labai smagus iššūkis gyvenime. Aš galvoju, tu įsivaizduoji dabar, jeigu žmonės sužinotų, kad skris lėktuvu ir kartu su juo skrenda Makalius ir dar viską rodo. Tai lėktuvai būtų užpildyti. Man atrodo, čia verslo planas gali būti labai geras. Kviečiu visas aviakompanijas parašyti man. Ne, iš tikrųjų, aš pats norėčiau praeiti tą atranką, ten visą kitą, tikrai. Tai čia toks keistas mano dalykas, galbūt jums atrodo, bet tai yra mano nepatirtas dalykas. Ir susijęs su tavo verslu, su viskuo. Šiaip, žinai, aš, Rimvydai, labai nustebau vienų dalykų. Nepatikėsiu kokiu. Klausiau tavo interviu ir tu pasakoji apie verslo pradžią, kai reikėjo kalbėti apie verslą. Pranešimai, konferencijos ir panašiai interviu. Ir tu pasakoji, kad tu kaip bijodavai, kad interviu klausimus išmokdavai. Ir aš taip galvoju, negali būti, tikrai komplimentas tau, kaip tu valdai žodį ir aš tada specialiai nuėjau pažiūrėti YouTube video kartu su tavimi. Paskaičiau komentarus ir dauguma komentarų iš tiesų yra apie tavo kalbą, dikciją, apie taisyklingą lietuvišką kalbą ir aš taip galvoju, nesuprantu. Tai čia duotybė, tai čia įgimtas dalykas. Kaip? Ne, jokiais būdais. Man pats baisiausias dalykas būdavo atsistoti mokykloje priešais klasę ir kažką pristatinėti. Tau? Taip. Viskas man apsivertė aukštyn kojomis iš tikrųjų tada, kai aš baigiau mokyklą, kai aš įstojau studijuoti turizmo ir viešbučių administravimą. Mano kurse buvo virš 100 žmonių. Ir aš turėdavau tada pristatinėti ten viską, žodžiu, prieš 100 žmonių, nebe prieš 25 kaip klasėje. Bet aš supratau, kad aš galiu save pristatyti iš naujo. Ne tokį, koks aš buvau mokykloje. Nesakau, kad kažkas buvo blogai, bet tiesiog aš kažkaip pagalvojau, čia yra mano naujas gyvenimo lapas. Pradėjus studijuoti, manęs nieks nepažįsta. Kaip aš save pristatysiu, taip ir bus. Kodėl aš turiu save pristatyti kaip kokį tai ten tylenį, bailį ir panašiai? Ne. Ir kažkaip aš pamažu įsidrąsinau ir tikrai tuo metu jau prasidėjo ir pati Makaliaus visa veikla, kai aš tik tai įstojau pirmam kurse. Tai
paraleliai su tuo viskas keliavo ir įvairiausiai interviu, ten pasirodymai laidose ir panašiai. Jūs neįsivaizduojat, kaip ant rankos drebėdavo. Ta prasme, aš galiu pasakyti, aš paauglystėje buvau cirko artistas, lankiau tokią cirko studiją ir aš labai domėjausi cirku ir aš mečiau visą tai dėl to, kad aš jautau neįtikėtiną scenos baimę. Galbūt dabar aš suprantu, kodėl. Todėl, kad aš pilnai savimi nepasitikėjau. Tada, kai aš pradėjau savo veiklą, kai buvo tie pirmieji interviu mano gyvenime ir aš supratau, kad aš žinau, apie ką aš kalbu, žinau, ko aš noriu iš gyvenimo, manęs neprigaus su kažkokiais klausimais, nes aš nesu tas, kurį turėtų gaudyti, nes tiesiog netoks mano vaidmuo šitam pasaulyje, tada aš supratau, kad tai dabar jūs manęs imkit ir klausykit ir aš pasakosiu jums. Ir ta prasme, ir kažkaip viskas taip staiga apsivertė ir aš atsimenu, kai man drebėdavo ten kojos kažkokiam kino centre, atsimenu kalbėti apie savo jauną verslą ir aš atmintinai per naktį mokiausi tuos žodžius ir tą PowerPoint prezentaciją maigiau ten ir visas drebėdamas. Ir dar taip baisu buvo, kad visos šviesos buvo labai ryškios, sušviestos į mane ir aš nemačiau nei vieno žmogaus. Nu, kai būna scenose, tarpsme, ten nieko nematau ir galvoju, gal ir gerai, kad iš tikrųjų nematau. Dabar aš, pavyzdžiui, kai einu į pranešimus, važiuoju ten per Lietuvą, būna mane pakviečia ar mokyklos, ar universitetas koks nors, sakau, sukvieskit, kad būtų kuo daugiau žmonių. Man kuo daugiau žmonių, tuo yra fainiau bendrauti su auditorija ir panašiai. Galbūt dėl to, kad aš esu labai tvirtai įsitikinęs savo gyvenimo keliu, ta prasme, jau tuo, ką esu padaręs, man nebaisu papasakoti apie savo klaidas, nes galbūt kažkas galėtų iš to pasimti kažkokių patarimų ar pamokų. Ir va taip. Bet koks tu įkvėpimas, Rimvydai, aš negaliu patikėti, kad tu mokykloje va taip ir dabar žiūri tave, nu tiesiog tu galėtum, nežinau, kursus daryti, kaip kalbėti viešai. Aš negalėčiau paaiškinti žmogui ir pamokyti, kaip reikėtų viešai kalbėti. Tikrai. Ta prasme, aš tikrai nežinočiau, kaip paaiškinti. Aš neturiu kažkokių triukų. Aš žinau, kad reikia visą laiką kalbant kur nors pristatymuose ir ten prezentacijose, kad reikia ten kelių bajeriukų, viską žinau, kad pabaigai reikia ten pasilikti kokią nors kulminaciją, papasakoti ne tik sėkmės, bet ir nesėkmės. Ten visą tai aš jau suprantu. Ir aš turbūt galiu pasakyti, kad aš mokiausi kalbėti. Taip. Dar va dabar, iš tikrųjų, dabar tik tai pagalvojau apie tą dalyką, kad aš mokiausi kalbėti, stebėdamas žiūrovų ar žmonių, su kuriais bendraudavau reakcijas. Galbūt tas kažką galvodavau, kad labai smagu yra papasakoti apie save ar ten savo kažkokį tai nuopolį, bet žiūriu, žmonės jau dairosi į telefonus. Keičiam, šitą išimam, ten kažką. Turėjau tokius tikrai pasiruošę savo tokius pranešimus, nes tiesiog dažnai ėmė kviesti ir dažniausia tema būdavo jaunas verslininkas ir tavo sėkmės istorija, kurią aš tuo metu pats netikėjau, kad yra sėkmės istorija, nes aš kažkaip buvau užsibrėžęs žymiai daugiau visko gyvenime. Nu taip kažkaip. Ir šiaip kažkaip nenorėjau sakyti, kad tai yra sėkmės, nes po galais aš ir nemažai darbo į tai įdėjau. Kodėl tai turėtų būti sėkmės istorija vadinama, nes aš tikrai dieną naktį nemiegodavau, paskaitas praleisdavau ir panašiai, tam, kad tas makalius užaugtų iki tokio, koks yra dabar. Tai va taip. Nežinau, tiesiog klausau tavęs, žinai, ir nors viską irgi į PowerPoint'ą, nežinau, kažkur susirašyti. Rimvydai, kaip tavo kelionės pasikeitė per laiką? Ką aš noriu paklausti? Yra du kelionių tipai. Tas pasyvus ir labai aktyvus. Dažniausiai žmonės pradeda keliauti, nori viską pamatyti, apeiti, paragauti. Gal tau pasikeitė, nes nori daugiau šezlongo, pailsėti, pagulėti. Koks tu esi keliautojas, bet ne darbo reikalais? Tai čia jau tas paskutinis nedarbo reikalais yra labai sunku, todėl kad man labai sunku atskirti savo atostogas nuo darbo. Pirma. Labai sunku. Neįtikėtinai. Ta prasme, aš savo atostogų skridau šiais metais į Aliaską, pavyzdžiui, į kruizą, ten su sraigtasparniu netgi man teko skristi, ten, ta prasme, su lėktuvu vandens, ten, ta prasme, įspūdžių patyriau daugybę. Bet paskui grįžau ir komanda sako, turim dabar, geras tavo atostogos buvo, turim ir mes organizuoti kelionę į Aliaską. Ir prie darbų.
visą siunti medžiagą, viską, ką tu ten išsižiūrinėjai, viską, nu ir ta prasme vis tiek taip tada patampa mano tokia kaip ir smagios buvo atostogos, bet tokia kaip ir tokia iš dalies darbinė kelionė, nes ten aš taip pat ir žiūrėjau, aha, čia taip galėtume daryti ir panašiai. Tai va, jeigu kalbant apie mano keliones, aš tikrai pripažįstu, mane būna lygina su kitais keliautojais. Nežinau, kodėl lygina su Valujavičium, pavyzdžiui, kartais, tai aš nesuprantu, nes aš noriu, kad žmonės žinotų ir kad jie atskirtų. Aš esu komercinis keliautojas. Aš to neslepiu ir aš tą pripažįstu. Aš 20 ar 30 ar 50 kartų skrisiu tikrai per gyvenimą į Turkiją, todėl kad tai yra numeris 1 lietuvių kryptis. Aš skrisiu ten, kur skrenda lietuviai. Net ir atostogų savo reikalais, pavyzdžiui, todėl, kad man smagu ir pačiam išbandyti visą tai, nes aš nespėčiau tiesiog darbo reikalais nuvykęs pasižiūrėti viešbutį ir įvertinti, ar ten skanus maistas. Nespėčiau. Tai vat, man svarbu keliauti tomis kryptimis, kuriomis keliautų ir Lietuvos keliautojai, nes visą tai galiausiai vis tiek pavirsta į galbūt kažkokią tai naują mūsų kryptį. Kalbant apie savo šiaip keliones ir ne tik apie atostogas, ne tik apie darbo keliones, bet aš dabar labai pamėgau išvykti kažkur darbuotis iš užsienio. Tai mėnesį netrukus praleisiu Tailande, vėliau per naujus metus mėnesį Maldyvose, kas bus toliau irgi dar nežinau, labai toli ateities neplanuoju, nes, kaip ir minėjau, gyvenu šią dieną šiuo metu ir džiaugiuosi šią dieną. Bet tiesiog pakeisti tą lokaciją man yra smagu. Dabar gal žmonės supyks, sakys, tai va, tai todėl tu čia ir labai myli tą Lietuvą, nes iš jos pabėgi, kai būna šalta ir paskui. Bet žinokit, ne, tai yra netiesa, nes man patinka, kai šalta, kur šalta. Ir netgi, pavyzdžiui, aš į Aliaską skridau birželio mėnesį, tuomet, kai jau Lietuvoje buvo vasara, bet aš pabėgau į šaltį dėl to, kad tiesiog man pradėjo patikti tos šaltos kryptis. Ir aš sugrįžęs čia į Lietuvą, mėgaujuosi tą žiemą. Tikrai nesimėgauju, pripažįstu tą greitai ateinančią tamsą, bet kartu žinodamas, kad pavyzdžiui prie poliarinio rato Šiaurės Norvegijoje, kai aš lankiausi per savo gimtadienį praėjusi, buvo poliarinė naktis. Ir poliarinė naktis yra toks dalykas, kai Šiaurės Norvegijoje, Suomijoje, Šiaurės Švedijoje tiesiog niekada saulė nepakyla ir nenusileidžia. Jos tiesiog niekada nėra, yra amžina naktis. Būna tokia vos prieblanda dienos metu, bet tu gyveni taip maždaug 1,5 mėnesio. Ir tada galvoju, tai bet Lietuvoje tai geriau. Na ir kas, kad 4 valandą jau tamsu žiemą, bet tai yra labai trumpas reikalas. Pavyzdžiui, kitas dalykas, Maldyvose. Visuomet saulė kyla 6 valandą ryto, saulė leidžiasi 6 valandą vakaro, nes ties pusiauju yra Maldyvai. Gal ir smagu, bet man gerokai smagiau vasarą turėti iki 11 ar pusės 12 šviesius vakarus Lietuvoje, kai saulė vėl pakyla kažkur 4 valandą ryto, ar ne? Na tai aš tiesiog negaliu atsidžiaugti, kokioje lokacijoje yra ta Lietuva. Bet koks tu esi pozityvus žmogus, klausau tavęs ir tu visur išvelgi pliusą, pozityvas. Aš jau esu tai pasakojęs iš tikrųjų taip, bet aš ir stengiuosi iš tikrųjų net ir blogiausiose situacijose kažką tai gero išvelgti. Net jeigu tai yra labai blogai, tai aš tada bandau išvelgti, ko aš iš to galiu pasimokyti. Nes kai tu pakeiti požiūrį, tai iš tikrųjų lengviau išspręsti kažkokią tai problemą, iššūkį ir panašiai. O mano darbe ir gyvenime tikrai tokių pasitaiko ir tikrai nemažai. Tai va, tik tai aš kadangi pasirinkau tokį kelią turbūt savo gyvenimo ir viešumo, kad aš esu viešas tik tai mainais į tai, kad aš turiu verslą, bet apie mano asmeninį gyvenimą, apie mano ten visokius reikalus, namų, niekas nieko nežinos, tai aš to irgi labai džiaugiuosi. Jo, iš tikrųjų, nenori, neatrasi niekur tos informacijos. Bet aš norėčiau šiek tiek gal kitaip pereiti, ne per asmeninį gyvenimą, bet, žodžiu, aš skaičiau, kad pandemija padovanojo geriausias verslo pamokas tau. Taip. Ir tu sakei, kad iš nuo atradai ir save, ir pilnatvę. Ir aš galvoju, kas tau buvo iššūkis asmeniniam gyvenime, ta prasme, kad ne per santykį, bet, tarkim, kiti žmonės sako, prireikia laiko, tarkim, man įveikti kokį atsakomybės perdėtą jausmą, nes pasirodo ir tas gali kišti koją. Kažkam ten perfekcionizmas, kažkam ten overthinkinimas. Ar tu turėjai, ar turi gyvenime kažkokią savybę, kur galėtų būti mažiau jos? Taip, aš žinau atsakymą iš karto. Nu. Aš dar iki pat šiol su tuo kovoju. Tai yra, pas mane labai staigiai prasideda stresas, panika ir ta prasme, jeigu kažkas atsitinka, tai aš iš pradžių sustresuoju, supanikuoju, susinervinu, ta prasme,
Ir tik po to pradedu galvoti, kas čia atsitiko ir kaip čia reikėtų visą tai spręsti. Tai va tas toks mano tokia pirminė mano organizmo ir mano būdo reakcija į tą, kas nutinka, tokia panika, kad tai čia jau viskas, tai čia jau nieko nebebus, tai čia dabar, ką čia dabar daryti, tai kaip aš dabar išgyvensiu, pats, Rimvydai. Žiūrėk, bet čia tai tiesiog paprasta, čia pajutai kažkokį ten kažką, va dabar turėjau ten tokią problemą, tiesiog naktimis nuo tokio ten dusulio pabundu ir ta prasme, ir aš galvoju, tai kaip čia dabar reikės man su to susitaikyti visą gyvenimą, kaip čia dabar čia, palauk, ryte, tai nuvažiuok pas gydytoją, išsiaiškinsi tu problemą, ten tau padarys ten tuos tyrimus, ten parysi tu ten tą žarną, ten ir panašiai. Ir tada gerai, viskas išspręsta, rastas sprendimas ir kai sužinau atsakymą, čia tokių vaistukų, pavartosi, viskas gerai, čia jau tavo amžius to. Tai va, ir tada aš, ir suprantu, kad tai nėra pasaulio pabaiga. Tai va, tos savybės aš tikrai dar iki šiol bandau atsikratyti. Aš visų pirma supanikuoju, o po to tik tai galvoju, ką daryti. Bet čia turint verslą savo, dar turizmą, o viešpatė, čia iš tikrųjų darbas su savim didžiulis. Nemažas darbas su savimi ir šiaip iš tikrųjų ir džiaugiuosi, kad dar turiu kažką su savimi šitoj kelionėje, ties kuo aš turiu dirbti, ta prasme, ir panašiai. Taip, tau 34 tik. Aš kažkaip stengiuosi ir savo gyvenimui įvairiausių tikslų išsikelt ir panašiai, ir ten kažkaip būna mane kalbina ir sako, tai dabar tu esi aukštumoj. Ir aš taip galvoju, bet tai tada būtų neįdomu, jeigu aš pasakyčiau, kad aš esu, man būtų neįdomu, jeigu pasakyčiau, aš esu aukštumoje ir kad tai kas dabar, koks kelias yra tik tai jau žemyn, ar kaip čia dabar. Tai ne, aš noriu ir toliau visų pirma išlaikyti tai, ką aš sukūriau, ką mes su komanda sukūrėm ir išsikelti savo kažkokių tai tikslų. Ir tai nebūtinai kalbu apie verslą, apie pinigus, ne, jokiais būdais, ne apie pinigus ir ne apie verslą. Tiesiog apie tada mano asmeninį gyvenimą, apie tai, kad, gerai, jeigu vienas iš tų reikalų gyvenime, na, ten, nežinau, tavo karjera ar ne, klostosi sėkmingai, tai tada tvarkykis kitus reikalus. Tai savo asmeninį gyvenimą, suvokimą, požiūrį į daugelį dalykų, santykių su artimais žmonėmis, dėmesį ir laiką artimiems žmonėms, ką aš buvau tikrai pamiršęs. Ir tiesiog nutiko man gyvenime įvairiausių situacijų, kai man tiesiog taip stuktelėjo ir laikas sugrįžti prie to, kas yra gyvenime svarbiausia. O gyvenime svarbiausia yra sveikata, artimi žmonės, rūpestis vienas kitu, bet jokiais būdais nesiekis įrodyti, kad tu esi geriausias, geresnis už kitus, ar nori dar kažkokių pasiekti aukštumų tam, kad kažkam kažką įrodytum. Aš nustojau kažkam kažką įrodinėti gyvenime. Kaip gera tavęs klausyti. Žinai, branda, 40. Taip, iš tikrųjų, 34 suėjo ir dabar galvoju, bet net pasikeitė mano visi pokalbiai. Kaip gražu. Ne, ta prasme, tiesiog, nežinau, aš per pastaruosius porą metų turbūt labai subrendau. Ta prasme, pasikeičiau, tikrai. Nežinau, kas man padėjo. Pradėjau psichoterapiją lankyti, tas dalykas. Susidėliojau savo prioritetus gyvenime kažkaip visai kitaip. Visiems rekomenduoju. Bet tai natūraliai vyko, atrodo, kad prioritetų persidalimas. Tikrai taip. Aš manau, kad tai ne kažkaip savęs neverčiau, bet tiesiog supratau, kad šitoj būsenoj, kokioje aš dabar esu, manęs tai nedžiugina, aš nesijaučiu laimingas. Galiu papasakoti, ta prasme, man buvo taip, kad aplinkui visi mane girdavo, džiaugdavosi, pavydėdavo galbūt, bet aš pats viduje nesijaučiau laimingas. Ir tai yra keistas jausmas, bet aš žinau, kad daug žmonių tą patiria, susidūrė ar ten su viešumu, ar su sėkme karjeros ten ir panašiai. Tiesiog tu viduje nesijauti laimingas, taip. Nes tada tu jauti kažkokią atsakomybę dabar išlaikyti tą įvertinimą savęs. Čia tu toks super, čia puikus, čia keliautojas, čia verslininkas ir panašiai. Ir tada galvoju, tai dabar aš čia turiu ir tą išlaikyti, ir dar bandyti dar kažko daugiau pasiekti gyvenime. Ir kaip čia man viską dabar suvaldyti. Viskas. Ir tada dar kažkam galvojau tikrai, kad reikia kažką įrodyti, kad aš čia galiu, o paskui pagalvojau, aš turiu pagyventi savo, aš turiu vieną gyvenimą ir kodėl aš turiu pataikauti kažkam kitam ir panašiai. Aš tuo metu atsimenu dingau iš socialinių tinklų, aš nustojau filmuoti storiukus Instagramo ir ta prasme keliam mėnesiam tiesiog dingau, aš važiavau į Tailandą, aš atsijungiau nuo darbų, nuo visko ir tada supratau, kad
truputį galbūt jau ne tuo keliu pradėjau eiti, tiesiog ir tam, kad neperdegčiau dar vieną kartą, tam, kad tiesiog būčiau, kad atrasčiau, kas iš tikrųjų gyvenime yra laimė, tai tada pradėjau kažkaip tai labiau suprasti. Ar aš teisingai suprantu, kad, pavyzdžiui, jeigu dabar tau nukristų titulai tie, kitų žmonių klijuojami, tau nebebūtų tas svarbu, nes tu jauties gerai būdamas pirmiausia su savim? Turbūt aš galėčiau sakyti šitą klausimą, jeigu aš tą iš tikrųjų patirčiau. Mes niekada negalim pagalvoti, kaip čia dabar būtų. Šiuo metu tai aš galvoju, kad tikrai ne, aš esu dabar ten, kur aš norėjau būti, tikrai pasiekiau palyginus, ta prasme, manau, daug, bet tai nereiškia, kad tai yra kažkokia pabaiga, bet viskas priklauso nuo manęs paties, ko aš noriu gyvenime. Jeigu aš to norėsiu, aš toliau kažką tai darysiu. Jeigu dings noras, tai ta prasme, tai va taip, tai jeigu kažkas nuo manęs nusisuks, gal kažkas ir sukirbės, bet vėl sugrąžinsiu save į tai, kad aš dabar gyvenu dėl savęs. Nuostabu klausyti tavęs. Aš pabaigai turiu, Rimvydai, tokį labai įdomų dalyką. Klausimą šiek tiek. Pirmą kartą darau su žmogumi tokį dalyką, tiesiog YouTube'inau tave ir radau prieš 6 metus žmonės portalo video, tau buvo užduoti 9 klausimai. Tau buvo tada 28, man atrodo, metai ir aš tai pasiklausiau visų atsakymų, galvoju, bent keletą klausimų noriu pakartoti, praėjus 6 metam paklaustų pačių klausimų. Nuoširdžiai pasakius, aš neatsimenu jau to. Tai gerai, bus įdomiau. Ne viską, tiesiog bent porą klausimų ir aš labai trumpus atsakymus tavo turiu prieš 6 metus, tai pažiūrėsim. Tavęs tada klausė, ar daug draugų turite? Ką dabar sakytum? Tai dabar pasakyčiau, kad labai nedaug. Ir tų draugų ratas nedidėja, o mažėja. Tu lygiai tą patį pasakėjai. Ta patį pasakiau? Lygiai tą patį. Anksčiau turėjau daugiau negu dabar. O, geras. Taip. Tai va, ta prasme, taip yra. Nu, taip yra, žinokit, gyvenime. Ta prasme, jūs tiesiog susiprantat, kad čia, ta prasme, čia ne draugų kiekyje yra gyvenimo džiaugsmas. Turite kompleksų? Ką dabar atsakytumėte tą klausimą? Ar turite? Ar turiu kompleksų? Oho. Dabar man reikėtų turbūt labai gerai pagalvoti šitą atsakymą. O ką aš tada sakiau? Anksčiau turėjau, nes viena ausis labiau buvo atliepus nei kita. Bet ir iki šiol taip yra. Bet aš net apie tai pamiršau. Taip, bet tai super. Aš pamenu, tu sakai, kad pradžia, matyt, dar tuo metu gyvenai, žinai, vis tiek įsibėgėjo verslas ir panašiai, čia 6 metai atgal ir tu sakai, jo, kaip žmonės gali taip žiūrėti mane per interviu ir ten rašyti komentarus. Koks skirtumas, aš esu keliautojas, patarimus dalinu. Oi, taip. Oi, ne, tai tada tai kritika man buvo iš viso peilis. Ta prasme, labai baisu. Dabar tai juokinga. Kaip nerealiai. Ką darot, kai būna sunku? Tai dabar, kai man yra sunku, aš neužsidarau savyje, aš ieškau pagalbos, iš pradžių susidėliojęs kažkokį tai mini planą, bet aš turbūt dabar, ką daryčiau, kreipčiausi į savo artimiausius žmonės. Ką aš atsakiau? Paskambinu mamai. O, taip, bet dabar, mama dabar man dažniau skambina, aš labai atsiprašau mamos, bet taip, man skambina, jinai dažniau. Taip. Kartais supyksta, kad aš jai neskambinu, nes ne vis tai, ką pirmą turi inicijuoti. Ja, bet čia apie tą patį vis tiek, Rimvydai, tas pats. Didžiausia vertybė tavo gyvenime? Didžiausia vertybė mano gyvenime dabar, tai aš ir manau, kad laikas su artimai žmonėmis. Atvirumas ir drąsa pasakyti tai, ką aš galvoju. Oi, taip, jo, gerai, taip, tai irgi labai, labai sutinku su tuo, taip. Viskas į tą čia patį. ne tuo kampu pasakiau, aha. Bet į tą patį. Įsimintiniausia diena tavo gyvenime. Tai vat, prieš 6 metus vienas atsakymas buvo, gal dabar bus kitas. Įsimintiniausia diena mano gyvenime. Kai žinau, paklausiau, labai juoktis pradėjau, atsimenu, klausau, galvoju, geras atsakymas. Čia reikia dabar pagalvoti. Tai tiek daug jų įsimintinų, tuo aš galvoju. Eina savo.
Bet šiaip sako, kas pirmas šauna į galvą, tai reikia ir sakyti, ne? Taip. Bet aš nenoriu to sakyti. Bet, ta prasme, kaip čia pasakyti, nieko čia nėra baisaus. Nežinau, kodėl mokyklos baigimas man. Taip. Rimtai? Taip. Nu, tai, ta prasme, nepasikeitė. Bet geras. Aš taip juokiausi. Bet kodėl man taip iš karto, va, tas toksai kažkaip, ir iškart prisimintos diplomus, viską, va, taip, mintise. Nors aš nežinau, kodėl tai turėtų būti įsimintiniausia diena. Aš irgi, bet klausiau ir tu sakai, va, cituoju, didžiausias džiaugsmas, kai baigiau mokyklą. Taip, bet iš tikrųjų tai dėl to, kad aš iki šiol niekaip nesuprantu, kodėl mano nepykit. Tėvai sakydavo, kad kai tu, nes aš sakydavau, nekenčiu mokyklos, nu, kaip ir visi, nenori eiti į mokyklą, čia aš apsimetu, kad sergu ir panašiai. Oi, sako, ateis laikas, kai tu norėsi sugrįžti į savo mokyklos metus ir į tą savo tokį, žodžiu, tą savo paauglystę ir panašiai. Nu, žinokit, neatėjo tas laikas, kad aš norėčiau sugrįžti į mokyklos suolą ar į mokyklos metus. Labai atsiprašau, bet tikrai ne. Dabar galvoju, kad man tėvai melavo, tiesiog bandė taip mane paguosti. Aš tau pritariu. Dabar gyvenimas tikrai žymiai geresnis negu mokykloje, ta prasme, nes mes visi darom, tu prasme, baigę mokyklą, darom tai, ką mes pasirinkom daryti, ar ne, gyvenime, kas mums yra prie širdies. Ten reikėdavo daryti viską ir netgi tą baisėją chemiją su fizika. Va. Nenoriu grįžti. Gerai, paskutiniai 2. Kam niekada nerandat laiko? Manau, tikrai dabar kitaip ten bus pasakyta. Dabar tai visai ieškau būdų pasiteisinimo, kodėl sportuoti negaliu. Geras. O ten, kaip buvau pasakęs? O ten paskaityti vieną mėgstamiausių kelionių žurnalų ir knygą vakarais. Tai gerai, knygom irgi netrandu laiko, nes iš tikrųjų tai to laiko aš daugiau dabar turiu, bet ir ta knyga vis laiką su manim keliauja kažkur lagamine, ar atostogų, ar nesvarbu, darbinė kelionė, bet, nu tiesiog, va šitas va dalykas, jis pakeitė mūsų visų gyvenimus ir nors ta knyga su skirtuku labai gražiu lėktuvo formos, tokį skirtuką knygos turiu, jau 15 metų turbūt pasidėjęs. Tai jinai lieka netversta, nes tu tiesiog įninki į tai. Ir mano vienas geriausių gyvenimo, turbūt tokia viena geriausių gyvenimo patirčių buvo, kai man pasiūlė vienas viešbutis Birštone offline tokią programą išbandyti, padėti savo mobilųjį telefoną ir į seifą užrakinti ir 3 dienas būti be jo. Tai pirmą parą galvojau, kad išprotėsiu, antrą parą per vieną parą perskaičiau visą knygą. Ir 3 dieną aš nenorėjau susigrąžinti to telefono, nes aš pamačiau, kaip žmonės yra nuo jo priklausomi. Aš eidavau viešbutyje į vakarienę ir aš be telefono eidavau su laikraščiu, todėl kad naujienų negalėdavau pasiskaityti. Tai ėjau į Birštone į parduotuvę nusipirkti laikraštį ir paskaityti. Tai vakarienę eidavau ir žiūrėdavau, kaip šalia manęs porelės sėdi viena priešais kitą, taip kaip mes, už staliuko ir susikabinusios kojomis, kaip meiliai, ta prasme, bet įlindusios kiekvienas į savo į telefoną įlindę žmonės. Tai tas man buvo labai keista, taip sėdžiu, žiūriu, ten pasisuku telefone. Taip, tai tada buvo labai keista, paskui vėl sugrįžau į tą gyvenimo realybę, ir vėl neišlendu iš telefono. You're not alone, kaip sako. Ir paskutinis klausimas, žinok, labai tokia vyšnia ant torto, svarbiausia išmokta pamoka gyvenime. Svarbiausia išmokta pamoka. Čia įdomu, čia konkrečiai apie pamoką aš ten kokią nors atsakiau, ar kaip? Galiu pasakyti, žinok, jau tada, prieš 6 metus, protingai, tu mąstei ir sakai taip, paauglystėje viena moteris man pasakė, kad tu negali patikti visiems ir neprivalai stengtis to daryti. Nežinau, kas tau pasakė, bet nuostabi gyvenimo pamoka. Tai aš šiandien tą ne vieną kartą esu pakartojęs. Va dabar, ta prasme, kai mes kalbėjom irgi, kad aš, ta prasme, man darosi nesvarbu kitų žmonių nuomonė, tai ir tai jau yra eilę metų iš tikrųjų, vis mažėja tas dalykas. Tai turbūt dabar gal irgi, klausimas kaip skambėjo? Svarbiausia išmokta pamoka gyvenime. Jo, tai turbūt, kad bet aš nenoriu čia orientuotis, bet, kaip sako, visų pinigų neuždirbsi, ar ne? Taip. Tai tai aš irgi visko nenoriu, ta prasme, užimti, ta prasme, jau nėra, ta prasme, tai, ką aš anksčiau siekiau, kad čia negražiai dabar skamba šitos, užkariauti pasaulį,
mes pakeitėme užkeliauti pasaulį. Žodžiu, kad užkariauti pasaulį, kai aš tada norėjau, tai dabar jau to nebenoriu. Dabar noriu turėti tiek, kiek man yra patogu ir gerai, bet vėlgi nebūtinai apie pinigus, bet šiaip tiesiog apie karjerą, apie gyvenimą. Kaip man, žinok, smagu ir gera klausyti. Tikrai Rimvydas įkvėpimas, toks jaunas žmogus. Vis tiek, sakyk, ką nori, didžiuliai pasiekimai, aš labai džiaugiuosi, kad tu atėjai ir už ką labai noriu padėkoti, esi labai užsiėmęs žmogus, vis tiek keliauji ir po pasaulį, turi daug veiklų ir man labai patiko tavo greita reakcija. Aš labai kažkaip nusistebėjau, kad šitas žmogus nepasikėlė, žinai, kad net neprašysite žinutę, o tu greitai, organizuotai ir man taip yra gražu, tada, žinai, tavo pasiekimai dar labiau man sužydėjo kažkaip akyse, kad tu tiesiog atkreipiai dėmesį, atrašiai, net jeigu būtum nesutikęs, vis tiek būčiau dėkinga už atsakymą, tai man tas labai, žinok, sužavėjo apie tave. Oi, kaip džiaugiuosi, labai. Aš galiu dar vieną dalyką tokį pasakyti, trumpai. Tai aš iki šiol socialiniuose tinkluose dabar ten virš 100 000, man atrodo, pas mane yra, pavyzdžiui, sekėjų. Kiekvienas žmogus, kuris man parašo žinutę, aš į kiekvieną žinutę atsakau. Nėra taip, kad aš ten tik tai syn ar ten dar kažkas, tai bent širdelę uždėsiu, jeigu kažkoks komplimentas ar ten kažkas, nežinau, kritika netgi vis tiek širdelę uždedu. Bet tikrai stengiuosi atsakyti. Jeigu neturiu pats atsakymo, nukreipiu ten elektroniniu paštu, kad rašytų žmonės ir panašiai. Tai tokį kažkaip aš... Jeigu žmogus skiria laiko man, galvoja apie mane ir turi kažkokio tai tikslo, nori kažką pasiekti ar ne, kažko jam reikia, tai aš irgi turėčiau mainais į tai skirti laiko, pasižiūrėti, ar aš galiu tai gyveninti ar ne, o pakalbėti, kaip ateiti pas tave, tai man vis laik yra labai smagu ir kažkaip... Ir netgi bekalbant, kaip ir pasakojau, kad bekalbant, kartais ir pats ne naujų, bet tiesiog pats išsigryninu įvairiausių dalykų apie save. Nėra, labai ačiū tau. Ir aišku, paskutinis klausimas, nes esi vis tiek keliautojas, profesionalus. Kur kita kelionė? Rytoj. Tai dabar pasakysiu. Nežinau. Gavau gimtadienio staigmeną su lapu, kuriame yra nurodyta padieniui orų prognozė ir kokius drabužius man kada pasiimti, kokiai puošniai vakarienei ir panašiai. Tai žodžiu, gavau nuo artimo žmogaus dovanų gimtadienio kelionę ir aš nežinau, kur aš važiuosiu. Geras. Taip, rytoj žinau tik tai, kad reikia keltis 6:20, tai nežinau, atvažiuos ten automobilis ar kaip ar kas, bet... Geras, tai geros gimtadienio kelionės, lauksim įspūdžių storiukuose ir labai ačiū, kad atėjai, labai vertinu tavo laiką. Ačiū labai, man irgi buvo smagu. Man irgi buvo smagu.